Šiandien mes darome interviu Stronger Youth projektui ir iškart galime pradėti su pirmoju klausimu. Tai ar kada nors susidūrėte su psichinės sveikatos, savivertės ar savęs priėmimo problemomis? Jei taip, ar galėtumėte trumpai apibūdinti, kaip tuo metu jautėtės, kokias mintis ar emocijas patyrėte? Tai taip, su daug susidūriau paauglystėje, visą tai ir prasidėjo. Kažkaip prisimenu, iš pradžių prasidėjo su bemiegiam naktim, iš niekur nieko ir nežinau, ar ten dėl patyčių kažkokio, bet kažkas buvo tuo momentu ir tai išaugo į anoreksiją ir tada... Ir žodžiu, ir tada prasidėjo visa mano tas psichinės sveikatos kelionė. Ir buvo labai labai sunku, dėl to, kad paauglystėje ypač kažkaip nelabai mes kalbėdavom gal apie tai, visą laiką kažkaip visiems viskas okei ir pas mane čia kažkaip viskas visada kitaip. Ir tas toks vienišumo jausmas, jisai buvo labai labai stiprus. Ir tas vienišumo jausmas buvo ir iš tos pusės, kad jaučiausi tiesiog, kad aš esu viena, bet iš kitos pusės per kažkiek laiko ir tapau viena, iš tikrųjų. Nes tos mano problemos buvo gal per daug sunkios kitiem paaugliam pakelt, ar apskritai kitiem žmonėm, kartais ir tėvam, ir suaugusiems. Tai tokie jausmai gal buvo. Ačiū, kad pasidalinai. Bendrai, ar lengva yra prašyti pagalbos, kai susidurėte su sunkumais ir kodėl ne? Man gal nebuvo niekada sunku atrodė, bent jau, kad, sakykime, kaip kiti žmonės būna, kad labai slepia ir visą kitą. Aš kažkaip visai anksti vaikystėje pajaučiau, kad kiekviena mano problema, su kuria aš susiduriu, yra galbūt kažkokia likimo siųsta užduotis, kad aš tą turiu įveikti ir tada padėti kitiems su tą problemas. Visiškai nesvarbu, ar tai mokykloje, kad kažkoks mokytojas pažymus rašo be reikalo ar dar kažkas. Tai su tas psichikos sveikata buvo visiškai tas pats. Dėl to, kaip ir buvo tokia didelė motyvacija, kuo greičiau padėti savo, kad kuo greičiau galėčiau padėti kitiems. Bet iš pradžių aš nelabai supratau, kad man kažkas yra ne taip. Ir tik tai seselė tenais, man kažkaip prisimenu, prasidėjo panikos ataka pirma. Aš nežinau, kas vyks, aš galvoju, kad aš mirštu, man iškvietė greitąją ir tada šeimos gydytoja išsiuntė pas psichiatrą ir tada man diagnozavo ir anoreksiją ir tada prasidėjo visos tos tų diagnozių lavina. Ir tada jau buvau bet kokiu atveju, kaip ir gavusi, kad turėjau kreiptis tos pagalbos. Ir mane labai gąsdino tos mintis ir suicidinės mintis ir visą kitą, nes visko buvo, bet man tai buvo labai baisu ir aš tada visą laiką prisimenu, kad visą laiką galvodavau, kad jeigu aš einu per tą ir tai jau turi diagnozę, reiškia yra kažkokie tyrimai, reiškia yra pakankamai daug žmonių, kurie eina per tą. Reiškia, aš turiu kažkur kreiptis pagalbos, ieškoti ir padėti savo. Ir tada, kad galėčiau padėti kitiem. Tai ir kreipiausi aš tos pagalbos. Pas psichiatrus, pas psichologus buvo lengviau kreiptis pagalbos. Pas draugus ir pas tėvus aš bandydavau, aš tiesiog jos nelabai gaudavau. Bet vis tiek kažkodėl man toks būdavo, kad, paprašyti nepakenks. Gal kai kartais ir pakenkdavo santykiam. Gal ir atrodo kartais, kad gal nereikėjo kai kurių žmonių prašyti pagalbos. Bet, sakykime, specialistų tai niekada nebuvo problemos, gal labiau tokia problema iš artimųjų. Kaip psichinės sveikatos problemos paveikia jūsų asmeninius ar profesinius pasiekimus? Mane tai žiauriai motyvavo. Iš vienos pusės, aš dabar studijuoju psichologiją ir mano karta jau baigė, aš esu dabar 3,5 kurse, dėl to, kad tiesiog dėl psichinės sveikatos, dėl raidos sutrikimų nebepajėgiau, gal ir dėl to perdegimo, nes mokykloje visą laiką tas buvo taip tiesiog, kad aš visą laiką jaučiausi kažkokia kitokia, nepritapus kaip ateivis toks.
Net ir dabar kalbėjau su draugu ir sakau, kodėl man taip sunku susirasti, sako, nes tu labai keista. Tai va taip ir visą laiką jausdavus ir tada va tas akademinė validacija kažkokia gal būdavo, toks dalykas, kuris man padėdavo. Tai aš dėl to labai labai daug mokiausi, labai daug viską užsiimdavau ir dabar tiesiog perdegiau ir turiu išsitęs ir studijas, ir tų akademinių buvo ir sakykime, viskas labai palėtėja. Dėl savo psichinės sveikatos galiu dabar turėti apie maždaug 3 valandas produktyvaus laiko per savo dieną. Tai ir tas baisu ir dėl darbingumo, ir dėl visko, tai iš vienos pusės tai labai motyvuoja, nes tai yra tarsi kažkoks tikslas vis tiek perlipti per tą ir toliau daryti dalykus. Bet iš kitos pusės tai yra labai toks aiškus fizinis atrodo, kaip pasakyti, fizinė kliūtis kažkokia, per kurią sunku pereiti kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną turi keltis ir eiti per ją. Ar be to bandėt kokias nors alternatyves ar papildomas terapijas, kaip pavyzdžiui ergoterapija, tai muzika, menas, terapija su gyvūnais, joga, sąmoningumo praktikos ir panašiai? Ir kokie buvo to rezultatai ar nauda, kurią patyrėt? Bandžiau beveik viską, su gyvūnais nebandžiau. Ir aš nežinau, ar tai man padėjo. Tai gal buvo labiau kriziniais etapais, truputėlį įsižeminti, buvo gerai, bet esmės tai nepakeičia. Kaip sakykime, psichoterapija, jinai padėjo daug, 6 metus lankiau psichoterapiją, jinai padėjo daug dalykų pakeisti iš esmės. Diagnozė vėliau teisinga, jinai padėjo pakeisti viską iš esmės. Ergoterapija ar ten kiti užsiėmimai, ten, sakykime, kokia meditacija, sako, padeda, aš labai daug metų, nuo vaikystės man ten tėtis joga užsiimdavo, turėdavau medituoti ir sakyti, aš dar kol kas nepajaučiau, kad tai duotų tų esminių rezultatų, kurios davė kažkokie labiau mainstreaminiai variantai. Taip pat. Ir toks kaip paskutinis klausimas tada būtų, ar buvo kažkoks lūžio taškas, ar šiaip momentas, kuris padėjo žengti link to gijimo proceso ar savęs priėmimo bendrai? Aš turėjau vieną labai aiškų įvykį, kuris buvo ne taip ir seniai. Ir gal tai nėra toks įkvepiantis dalykas ar kažkoks labai išskirtinis, bet teisinga diagnozė, jinai mano gyvenimą apvertė aukštyn kojom į gerą pusę. Aš tik tais prieš pusę metų gavau pagaliau pilną diagnozę, kad turiu Aspergerio sutrikimą ir pagaliau man paaiškėjo, Lietuvoje Aspergeris, pasaulyje autizmas. Pagaliau paaiškėjo, kodėl aš tokia kitokia ir kas man čionais yra, kodėl tai viskas, kodėl mano visas gyvenimas įgavo prasmę. Mano visos patirtis įgavo prasmę. Man iki šiol būna, kad aš sėdžiu ir prisimenu kažkokį įvykį, kur aš prisimenu, kad man kažkas melavo, pavyzdžiui, ir aš tada galvojau, kad nebegaliu pasitikėti, pavyzdžiui, tos suaugus, ten, sakai, man buvo 4 metai ir prisimenu dar tokį. Ir man dabar ateina suvokimas, kad o galbūt tas žmogus juokavo. Ir daug tokių įvykių atrodo įsipina pagaliau į prasmę. Taip. Ir tai absoliučiai priimti save man pasidarė žymiai paprasčiau, nes kaip tu gali priimti save, kai visi bendrauja, visiems gaunasi, visi kuria ryšius, o tau kažkodėl vienam atrodo visą laiką kažkaip ne taip einasi. Visi eina viena pusė, kažkokia viena linkme, tau viskas visiškai kitaip einasi. Nors atrodo stengiasi daryti viską taip pat. Pasirodo tiesiog nėra taip pat fiziologiškai smegenyse. Ir tai, kad pagaliau moteris pradėjo diagnozuoti, ne tik tai su labai stipriais, labai akivaizdžiais, kurių yra nebemaskuojama, o ir tokias kaip aš, kur fainos, gražios, bet biški kitokios. Tai man tai buvo labai stiprus įvykis ir jisai absoliučiai apvertė mano gyvenimą ir dabar viskas yra geriau. Remiantis jūsų darbo su jaunimu patirtimi, kokie yra dažniausiai iššūkiai susijęs su saviverte ir savęs priėmimu, su kuriais jie susiduria ir kaip šie iššūkiai paprastai pasireiškia jų psichikos sveikatai? Tai kiek teko dirbti, tai vienas dažniausių iššūkių būna susijęs su buvimu priimtu grupėje
ir galbūt jautimusi, kad sunkiai sekasi kurti santykius, ar pritapti grupėje, ar susirasti draugų. Ir tai iškelia savivertę sunkumų, kad jaučiasi galbūt ar neveikialiai, ar kad kažkas su manim negerai. Kitas iššūkis būna dažnai susijęs su savo kūno priėmimu. Ir kad atrodo, kad kažkas negerai su to kūnu, ypač moteriams tas būdingas, merginoms. Tai, o kaip tai pasireiškia? Teko dirbti galbūt su labiau sutrikimų turinčiais paaugliais ar jaunimu, tai pas juos dažniausiai pasireikšto per savižalą ir per valgymo sutrikimus. Tai iš esmės čia kaip tos vidinės problemos išsireikšdavo į išorę. Ar pastebėjote kokių nors svarbių momentų ar lūžio taškų terapijoje, kurie paprastai žymi reikšmingą pažangą jauniems klientams, kovojantiems su savęs priėmimu? Ir kaip padedate jiems atpažinti ir pasinaudoti šiais momentais? Šiaip apskritai pačiam terapiniam psichologinio konsultavimo procese lūžio taškas dažnai būna, bent jau man būdavo, kadangi paaugliai arba labai jauni žmonės, tai kartais jie būdavo gynybiški ir ne visada lengvai megzdavo ryšį ir būna tenais ir tyli, ir galbūt nesako, kaip jaučiasi, arba tiesiog bijo iki galo prieiti prie tų emocijų ir sako, man čia viskas normaliai ir gerai. Tai tas lūžio taškas, kai jau atsiranda tas pažeidžiamumas ir tas kontaktas, tas gebėjimas ir galbūt paverkti, ir galbūt išreikšti, kaip jautiesi ir pabūti silpnu. Ir po to kažkaip per tą ryšį, per tą priėmimą savo emocijos ir parodymą kitam, tai tas ir savęs priėmimas didesnis ateidavo, sakyčiau, per šitą prizmę.